Taip, taip. 4-5, Taip, taip. ir A didžioji. Taip, taip, taip. Tikrai jūs gerai atsimenat. Taip, aš visada vesdavau. Šiandieną buvote prisijungęs, ponas, 11 valandą. Taip, taip, tikrai taip, tikrai taip. Ar jūs suprantat, kad jūs teikite klaidingą informaciją? Kokią klaidingą? O tai... Todėl, kad būtent šie jūsų elektroniniai banko Vėl pabandė prisijungti. Ar suprantat? O kaip? Tai gal visą sąskaitą pavogė man? Atsiprašau, gal sąskaitą pavogė man? Kaip ponas pavogė jūsų sąskaitą? Sakėt, kad kolega jūsų sakė, kad... Jūsų elektroninis banko duomenis, taip? Taip, sąskaitą vagė, sakė kažkas, kolega jūsų, visą transakcijas dar. Tai yra elektroniniai banko duomenys naudojami, ar suprantat? Taip, bet pavogė galbūt dabar, viską perėmė. Jūs pranešit, kad perėmė viską, tai man perėmė turbūt jau viską. Ponas, tai yra jūsų naudojami vartotojų identifikavimo duomenys buvo stebimi, fiksuojami, ar suprantat? Taip, tai dabar jūsų kolega sakė, kad perėmė viską. Šie jūsų banko duomenys, jie yra aktyvūs, ar suprantate? Kolega sakė, kad pavedimus daro iš sąskaitos 1000. Lietuvos Respublikos piliečių yra įrašomas ir saugomas iki 3 mėnesių laikotarpio. Aš 10 000, sakykit, kiek sąskaitoj dabar liko, aš 10 000 turėjau pasidėjęs, kiek liko? Kaip sakote, mes negalime tikrinti jūsų asmens tapatybės duomenų pagal asmens... Pinigus man, pinigai. Pinigai sakė, kad vieną kartą 1000 pavedimą darė, kad 2000. Bandoma padaryti pavedimą, šie pavedimai nėra įvykdyti, ar suprantate? Nėra įvykdyti? Taip, jie nėra įvykdyti. Tai aš dabar nebegalėsiu naudotis. Taip, sakykit. Kodėl jūs teikite klaidingą informaciją saugos prevencijos skyriui? Ar žinote, kad saugos prevencijos skyrius kontroliuoja elektroninių ryšių tinklų perduodamą informaciją? O kaip ta informacija yra perduodama? Kontroliuoja saugos prevencijos skyrius elektroninių ryšių tinklų perduodamą informaciją. Pagal įstatymą imasi visų įstatymų numatytų priemonių, ar suprantat? Kaip ta informacija kontroliuojama, gal paaiškinsit? Ponas, tai yra kontroliuojama elektroninėje erdvėje visa Svetbanko informacija, ar suprantate? Taip, suprantu. Elektroniniai banko duomenys yra kontroliuojami, suprantate, tai yra Sakyk, ką paklausti. Informacija pagal įstatymą imantis visų įstatymų numatytų priemonių. Šiuo metu jūs teikite klaidingą informaciją saugos prevencijos skyriui. Tai reiškia,